7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ką, Eurolygos kovos baigėsi, bet įdomaus krepšinio nestiks ir šią savaitę. Dėmesio centre NBA konferencijų finalai, taip pat LKL atkrintamosios varžybos ir ten nestinga intrigos. O jūs nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalo ir laikykitės. Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio antrasias rungtynes žais Šiauliai ir Vilniaus Rytas. Gėdingai Saulės miesto komanda pasirodė Vilniuje, jų gynyba buvo, kiaura kaip vargetos kišenė. 127 taškus praleido šiauliečiai, ir aš manau, kad norės jie šiek tiek nuplauti tą gėdos dėmę, reabilituotis savo žiūrovo akivaizdoje, tačiau jėgos nelygios, be to traumuota Šiaulių komandai vienas lyderių, Tauras Jogėla. Manyčiau, kad šiauliečiai kaposis 2, gal net 3 kėlinius, bet paskui Rytas tikrai įrodys savo jėgą ir nugalės, sakyčiau, maždaug 15 taškų skirtumų. Gegužės 27 dieną didesnio dėmesio vertas mačas vyks Utenoje, kur vietos Juventus priims Panevėžio 7bet Lietkabelį. Panevėžiečiai namie labai sunkiai palaužė uteniškius ir į pergalę tempė netikėtai. Gabrielius Maldūnas, gynybinio stiliaus žaidėjas, pelnęs 22 taškus, surinkęs 29 naudingumo balus. Beliauskas puikiai pasirodė Panevėžėje, labai geros sportinės formos, pajėgių antrosios linijos žaidėjų turi uteniškiai ir Matonas sustiprino aukšto ūgių grandį. Manyčiau, kad pajėgus yra Juventus krepšininkai namie atkeršyti varžoms. Prognozuoju nerezultatyvų mačą, kad bus pelnyta galbūt nedaugiau 150 taškų. Ko gero vyks tikras trileris, nervų karas, ir prognozuoju Juves pergalę per plauką 1, 2, 3 taškeliai. NBA lygoje rytų konferencijos finale tikrai intriguojanti serija. Indiana Pacers prieš New Yorko Knicks. Indianos krepšininkai laimėjo pirmas abejas rungtynės svečiuose. Dabar išvykoje Knicksai pasiekė revanšą. Kiek panašaus pajėgumo komandos, bei reguliariajame sezone Knicksai 2 kartus iš 3 galimų įveikė varžovus. Trečiame mače Indianai žiauriai nepakrito tritaškiai. Manau, kad tikrai jie turi potencialo pagerinti tą tritaškių taiklumą. New Yorkas vis gerina gynybą. Pradžių praleido 138 taškus, 114, dabar 100 ir asmeninė gynyba 1-1 geresnė ir komandinė gynyba. Tačiau, bet Pacers nemanau, kad pralaimėtų antrą mačą savo žiūrovų akivaizdoje. Aš galvoju, kad jie triumfuos, taps rezultatas serijos 3-2. Tada serija vėl kelsis į New Yorką ir čia spėju, kad Knicks krepšininkai vėl sušvelnins serijos atsilikimą, bet man Indianos komanda solidžiau atrodo atkrintamosiose varžybose ir sekamas, ir Haliburtonas tikrai yra didžiulė jėga, Turneris puikiai kaunasi dėl kamuolių, cementuoja komandos gynybą ir mano spėjimas, kad serija 4-2 laimės Indianos Pacers. Oklahomoje vakarų konferencijos NBA finale vietos Thunder priims Minnesotos Timberwolves. Trečiose rungtynėse sužvėrėję buvo Timberwolves krepšininkai, visiškai užmovė apynasrį Gildžesui Aleksanderiui, kuris surinko tik 14 taškų ir įtikinamai po lenta dominavo Minnesotos žaidėjai. Anthony Edwardsas įsibėgėjo kaip reikiant. Tačiau Oklahomoje vis dėlto manau, kad savo žiūrovo akivaizdoje Thunder žaidžia tikrai daug geriau negu svečiuose ir aš manau, kad jie turi šiek tiek ilgesnį atsarginių žaidėjų suolą
tai yra labiau prognozuojama komanda. Minnesota žaidimas labai priklauso nuo Edwardso, jis labai imasi pats iniciatyvos ir tai pamiršta komandos draugus, o Gilgeous Alexanderis žaidžia labiau komandinį krepšinį. Mano prognozė, kad Oklahomos komanda nugalės maždaug 12-13 taškų. Tai buvo mano komentatorius Vaido Čeponio prognozės. Nepamirškit stebėti NBA konferencijų finalus, taip pat LKL atkrintamasis dvikovas. Sėkmės!